esu Vida Galinskienė, man 60 metų ir aš sakau, aš esu savo gyvenimo šeimininkė. Būdama tarptautinės kompanijos, kuri dirba daugiau negu 50 pasaulio šalių, konsultantė, aš turiu slaptą svajonę tapti joje top lyderę. Mes kiekvienas norime būti laimingi, gražūs, turtingi, bet kai susidurėme su sunkumais, tai daugelis krentame ir pakilti iš duobės nebegalime. Man buvo 50 metų, kai aš supratau, jog turiu savo gyvenimą imti į rankas taip, kad niekada nesugrįžčiau atgal, nes galiu nesuspėti padaryti tai, kas man gyvenime skirta. Taip nejučia nuo 2010 metų aš atsiradau tinklinės rinkodaros verslo srityje. Ši aplinkybė pakėlė mane iš bedugnės, suteikė galimybę džiaugtis gyvenimu ir finansais. Didžioji dalis žmonių pakliuvę į tokią situaciją, kai nebegali savo padėti ir kitiems artimiesiems dėl finansinių nepriteklių, pakliuvus į bėdą, sako, kad nieko pakeisti negali. Man buvo visiškai priešinga situacija. Aš pasitikėdama savo jėgomis, atkakliu darbu ir ištverme, pasiekiau tai, ko norėjau ir dabar džiaugiuosi ir sakau, aš dabar gyvenu taip, kaip aš noriu gyventi. Kiekvienas gimdamas atsinešame savo talentą, gabumus ir juos turėtume išnaudoti kaip tinkami. Patirtis ir žinojimas ateina per valandas, mokantis, pridedant pastangų norimam tikslui pasiekti. Jei žmogus nesimoko, nieko nedaro, tai ir turime savo talentą ir gabumus labai lengvai gali sužlugdyti. Tik beprotiškas atkaklumas leidžia kasdien tapti geresniu, negu tu buvai vakar. Galbūt jūs talentingesni už mane, galbūt jūs protingesni už mane, galbūt jūs geresni už mane pagal visus kriterijus. Bet aš turiu tai, ko neturi milijonai žmonių šioje planetoje. Kasdien jaučiu norą veikti, turiu gerą sveikatą ir yra paprasta koncepcija padaryti pirmą žingsnį, kai matai, kokia didelė pirmoji užduotis tavęs laukia. Man norisi, kad jūs nesakytumėte, kad yra kažkas, ko jūs negalite padaryti. Praeiti sunkumus, nežinomybės, išdavystės ir pavydžių žmonių kritikas yra nelengva. Eidami, nesustodami ir tikėdami savimi, pasieksite fenomenalių rezultatų. Kai turi tikslą gyventi ir dėl ko gyventi, tai turi būtinybę pasiekti maksimumą savo gyvenime.